Mieli mano klausytojai, aš gimtadienį švenčiu, į svečius visus kviečiu, bet esu keista teta, nevaišinsiu arbata ir vargu pavaišinsiu pyragu. Virt nemėgstu, kept nemoku, jei darau ką tik dėl juoko. Kaip svečius aš sutinku, taip kaip pridera juoku. Vienas juokas, du juokai, prašom, šypsosi svečiai. Trečias juokas, jau smagu. Kam vaišinti pyragu, kam vaišinti arbata, jei esu juokų teta. Gal nepamiršot, kad valdžia laikina, o juokas amžinas. Žmogų juokas, kas aromatas rožiai. Ir linksmas žmogus, visada doras žmogus, o niekšai niekada nesijuokia. Tad ir pajuokaukim, kada flakstytų jūs šypsenų lietus. Dūsauja dvi moterytės. Vaikai mūsų džiaugsmas. Aha, o vyrai silpnybė. Pasiduodi vieną kartą tai silpnybei ir turi džiaugsmo visą gyvenimą. Petriuk, begėdi, tu vagi mano obuolius, lipk žemyn. Ir atsivesk tėvą, aš noriu su juo pasikalbėti. Petriukas užvertė galvą į viršų ir sušuko, tėti, lipk žemyn, kaimynas nori su tavimi pasikalbėti. Mamyte, šiandien troleibuse aš netyčia užmyniau vienai poniai ant kojos ir aš jos atsiprašiau. Įdavė man saldainį. Ar tu padėkojai? Ne, aš užmyniau ant antros kojos. Eina pasivaikščioti močiutė su anūkėliu. Sutinka kaimyną, kuris nešasi krepšelį kriaušių. Jis pavaišina juos kriaušėmis. Močiutė stukteli anūkėliui į nugarytę. Ką reikia sakyti? Ką reikia sakyti? Duok dar vieną. Apie uošves. Žentas stovi prie lango ir mato, kad per kiemą atgrįžta jo žmona su savo motina, su uošve. Sumurmėjo tik piktai, nelaimė niekada nevaikšto viena. Močiutė, ar tu negali pati valgyti? Kodėl, vaikeli? Galiu. O girdėjau, kaip tėtis sakė mamai, atvažiuoja tavo motina ir vėl visą savaitę reikės ją šerti. Energinga uošvė priekaištauja žentui. Aš tau namus pastačiau, mašiną nupirkau, padėjau vaikus užauginti. Kiti žentai tokias uošvės į dangų kelia. Ir aš tamstytę uošvienytę pakelčiau, jei žinočiau, kad ten pasiliksi. Bendrabučio kambaryje vakaroja studentai. Kaip kvepia šašlykas, kaip gardu, kaip norėčiau aš. Žioply, numušk musę nuo cigaretės ir nekvepės. Senuolis su savo mylimu mažu šuneliu išeina pasivaikščioti. Sutinka moterį, labai liesa, šunelis kad puola prie jos, kad jums laižyti, jai kojas, kad jums laižyti. Atleiskit, ponė, mano šunelis niekada nematė vienoj vietoje tiek daug kaulų. Įlindęs į meldus prie ežero meškerioja pilietis. Atvažiuoja lengvąją mašiną, graži panelė, nusirengia ir bando jau lipti į ežerą. Žvejai šaukia, panelė, maudytis čia griežtai draudžiama. Kodėlgi jūs anksčiau man to nesakėte? Nusirengti čia nedraudžiama. Moteris šaligatviu vedasi karvę. Sustabdo ją policininkas. Pilietė, šaligatvis tik pėstiesiems. Nežinote? Žinau, bet negi jums atrodo, kad mano karvė važiuoja dviračiu?
Jaunuolis niekaip neišdrįsta pasipiršt jaunai mylimai mergaitei. Sugalvoja tokią gudrybę. Dedasi ją per kapines ir rodo į kapus. Čia guli mano seneliai. Čia guli mano tėtis su mama. Maryte, ar nenorėtum ir tu čia kada nors atsigulti? Aš visai nemoku važiuoti motociklu. Ką čia mokėt, mergaitė? Sėdai ir užsimušiai. Lapė pagavo viščiuką ir nori suėsti. O jis sako, laputė, neėsk manęs, aš toks liesas, negardus. Aš tau atvesiu tėvą, atvesiu motiną, jie tokie riebus, gardus, tau bus skaniau. Na ir lapė paleido, vištukas tik šmukšti narvelį ir rodo ją špygą. Va tau tėvas, va motina, aš iš inkubatoriaus. Mano vyras, džiaugiasi moteris, nei geria, nei rūko, nei svetimas moteris žiūri, be to nemėgsta futbolo, medžioklės ir žuklės. Sakykit, poniutė, ar seniai suparaližavo? Susitinka dvi senos jaunystės draugės ir kalbasi. Viena sako, tu prisimeni, kokios mes buvom lieknos, jaunos, gražios, ypač aš. Antroji niuriai pridėjo. O dabar pasenom, pražilom, suklišom, ypač tu. Žmona priekaištauja vyrui. Niekur tu su manim neišeini pasivaikščioti, nei į parką, nei į teatrą, pagaliau net į parduotuves. Vyras sako, tai renkis, mieloji, išnešim abu kartu šiukšles. Mamyte, kodėl tėvelis guli po lovą? Vaikeli, tėtis namie šeimininkas, kur nori, ten ir guli. Tėveli, kodėl tavo nosis raudona? Nuo likimo smūgių, sūneli, nuo likimo smūgių. Tai kodėl tie likimo smūgiai vis duoda tau per nosį? Virtuvėje už stalo sėdi tėvas ir sūnus. Tėvas priekaištauja, barasi, ant sūnaus barasi ir netekas kantrybės net šaukia. Kas tave skiria nuo asilo? Stalas, atsako sūnus. Jaunutė mokytoja pirmokėliams piešimo pamokėlėje lentoje nupiešė obuolį. Kas tai, vaikučiai? Visi choru sušuko. Užpakalis! Mokytoja susijaudino, pravirko, išbėgo iš klasės, nubėgo pas direktorių pasiguosti. Atėjo direktorius ir klasė. Vaikučiai, kodėl pravirgėte savo jaunąją mokytoją? O kas čia tą užpakalį nupiešė lentoje? Pas advokatą atėjo pilietis. Noriu apskųsti savo kaimyną, nes jis pasakė, kad mano veidas panašus į anglišką buldogo snukį. O kada jis tai pasakė? Prieš 2 metus? O kodėlgi jūs tik dabar ateinate pas mane? Todėl, kad aš tik vakar pabuvojau parodoje šunų ir pamačiau anglišką buldogą. Išvykdamas į kurortą medžiotojas sako draugams, aš jums parašysiu žinutes, kaip man seksis ten sumedžiot paneles. Po poros dienų vienas gauna žinutę. Pašoviau zylutę. Dar po kitos dienos. Pašoviau gražią voveraitę. Dar po 3 dienų nušoviau gražuolę lapę. Laukia, žinutės nėra ir nėra. Pagaliau po savaitės guliu ligoniniai, remontuoju šautuvą. Kaip jums sekasi su žmona gyventi? Ar nesibarat? Ne, mes iš karto mušamės. Derinimai. Juodą duoną derinu su lašiniais.
Nu, baltą su sviestu. Alų derinu su dešra. Degtinę būtų geriau suderinti su žmona, bet tai labai sunku, todėl derinu su kaimynu. Vaikų auklėjimą derinu su diržu ar rykšte. Žmona derinti su meiluže gali tik chamas. Kai toks eina gatve, jis nedera net prie šaligatvio. Tėveli, ar toli Afrika? Nemanau, vaikeli. Pas mus dirba vienas afrikietis, jis kas rytą į darbą atvažiuoja dviračiu. Klasės seniūnas aplanko ligoninėje ilgai sergančią matematikos mokytoją. Grįžo į klasę, draugai, kaip, katastrofa, ji pasveiko, rytoj ateis į pamokas. Kaimynė, kodėl pats šlubuoji? Nusipirkau batus 2 numeriais mažesnius. Tai kodėl tai padarei? Žmona pikta, iš darbo atleido, dviratį pavogė. Tai kai pareinu namo ir nusiaunu tos batus, tai jaučiuosi kaip rojuje. Senuolis guli ligos sukaustytas patale ir dėjuoja. Dieve, visų klausiau. Vieni sakė, vesk, vedžiau. Augink vaikus, nes senatvėj turėsi, kas paduoda, sergant stiklinę vandens. Užauginau net 5. O štai dabar jau sergu, o gert nenoriu. Moters siela patenka į dangų, kreipėsi į Šventą Petrą, kad surastų jai vyrą, daug metų anksčiau mirusi. Petras ieško savo kompiuterį, nieko neranda. Ir klausė, tai kiek metų jūs išgyvenote santuokoje? 60 metų. Tada reikia jo ieškoti tarp kankinių. Negerkite, įspėja gydytojas, taip jūs prailginsite savo gyvenimą. Tikra teisybė, daktarė, štai jau 8 dieną negeriu, o atrodo, kad amžinybė praėjo. Traukinyje ant suolo sėdi graži mergaitė su mini sijonėliu. Priešais atsisėda vidutinio amžiaus vyriškis. Žiūri tą mergaitę ir sako, mergytė, būkit gera, prisidenkit savo keliukus ir jums bus šilčiau ir aš nedrebėsiu. Ar tamstos vyras namie? Ne. O kada pareis? Niekada. Iš restorano jį visada girtą parneša. Susitinka 2 jauni kunigėliai. Vienas skundžiasi, kaip nesėkmė, tik nusipirkau dviratį ir pavogė. Ir kaip čia galėtų kas būti tokie geri žmonės, visi pažįstami, o draugas ir patarė. O kai tu sakysi sekmadienį pamokslą, vardink 10 Dievo įsakymų. Kai pasakysi nevok, stabtelėk, apžiūrėk visus maldininkus. Tas, kuris sujudės, paraus ir žinosi, kad dviratis ten. Po kurio laiko vėl draugai susitinka. Na kaip? Viskas gerai, radau dviratį. Pasinaudojai mano patarimu. Truputį, bet kai pradėjau vardinti 10 Dievo įsakymų ir pasakiau nesvetimoteriauk ir prisiminiau, kad dviratį pas Oną palikau. Pasakykite, kaimynė, kaip jūs taip kukliai uždirbdamas pasistatė tokį gražų, tokį štaigingą namą. Kaip čia pasakys, aš už jį sąžiningai 3 metus atsėdėjau. Kalbasi 2 merijos aukšti valdininkai. Klausyk, kaži ką reiškia, kad sapnavoju, kad vaikštau po didžiulį bulvių lauką. Aha, mielasis, tai reiškia, kad rudenį tave nuims.
Jei per žiemą nesuės, tai pavasarį būtinai pasodins. Pasimaudžius ežere, grįžta į turizmo sodybą elegantišką ponę. Sutinka šeimininką ir teiraujasi. Sakykit, kodėl vienas jūsų bulvių laukas žydi fioletinė spalva, o kitas baltai? Šeimininkas šyptelėjo. Poniutė, tiek tos bulvės, kur žydi fioletinė spalva, neskustos, o tos, kurios baltai, užaugs skustos. Grįžęs į darbą po atostogų, žmogus pasakoja draugams. Australija puiki šalis. Ten radau viską, ką reikia mano šeimai. Man alaus baras. Vaikams pliažas su dideliu plotu smėlio. Žmonai saulė kasdien, o uošviai rykliai. Troleibusų sustojimo stotelėje išgėręs pilietis apsikabina elektros stulpą, svirduliuoja apie jį. Ateina kitas, pažiūri ir sako, kvaily, kas tave įleis į troleibusą su tokiu aukštu toršeru? Susirinkome klasės draugai ir paaiškėjo, kad tas, kuris mokėsi dvejetais, dabar uždima aukštą postą, turi naują Mercedesą, vilą pajūryje, puikią sodybą, o mūsų pirmūnas, kuris visą laiką mokėsi penketais, turi aukso medalį iš nerūdijančio plieno, skrandį kiaurą, piktą uošvę ir kambarį bendrabutyje. Kitas klasės draugas giriasi. Kai aš pradėjau verslą, turėjau tik 2 tuščias kišenes, o dabar aš turiu 1 milijoną. Tai aš jo ir paklausiau, o kam jums reikia tiek daug tų kišenių? Kalėdinėje mugėje susitinka 2 pažįstami. Ką tu čia taip veiki? Taigi ieškau žmonai dovanos. Ir niekaip nežinau, ką man čia jai nupirkti. Tai reikėjo tau pačiam jos paklausti. Ką tu, iš kur aš gausiu tiek pinigų? Žmona barasi su vyru. Tu su manim elgiesi labai blogai. Blogiau negu su šunimi. Nu, kodėl blogiau? Todėl, kad šuo turi kailinius, o aš jų jau keli metai laukiu ir nesulaukiu. Pilieti, ar jūs žinote, kiek gausite už melagingą parodymą? Taip, jūsų šviesybė, pažadėjo $1000. Po naujų Seimo rinkimų visada sunkokai sekasi sudaryti ministrų kabinetą. Tai aš norėčiau patarti, kad teisingumo ministrė galėtų būti mano žmona ir visada ir visur teisi. Na, nepriekaištinga vidaus reikalų ministrė būtų mano uošvė. Oi, kaip jin visur kišasi, kaip visur viską išniupinėja, viską išmano. Nu, man belieka tingintis, tai aš jau būčiau puikus gynybos ministras. Moterytė parėjusi iš bažnytėlės guodžiasi, taigi plėkė pro šalį tokie apkeli pemengaliai, tai kai griebė mano radikulėlį, nuplėšė ir nusinešė, o ten buvo dar mano keli litai ir pensiniko pažymėjimas. Tai kodėl tu nešaukiai kaimynė pagalbos? Kaip aš šauksiu, juk dar mano burnoj 2 dantų auksinių. Kita moterėlė labai myli polikliniką. Eina ir eina ten, o grįžusi pasakoja. Daktaras sakė, kad aš turiu artritą, kolitą, radikulitą, astmą. Tai kogi tu, Agnieška, neturi dantų?
Teisėjas klausė teisiamąjį, ką jūs veikėte iki vedybų? Viską, ponas teisėjau, ką tik norėjau. Jaunuolis ieškosi darbo. Firmos vadovas apgailestauja, kad šiuo metu nieko jam pasiūlyti negali. Bet ateikit po kokių 10 metelių. Ačiū, o kada man ateiti prieš piet ar po piet? Pilietis su apsvilusiom abiem ausim kreipėsi pas gydytoją. Na ir pasakoja, kaip jam nutiko. Žiūrėjau rungtynes. Šalia žmona lygino baltinius. Jinai išėjo į virtuvę, suskambo telefonas. Čiupau laidinę ir priglaudžiau prie ausies. Na tai viena ausis, o kaip kita. Taigi ta žioplys po kelių minučių paskambino dar kartą. Kodėl jūs sumušėte uošvę? Ponas teisėjau, aš stovėjau prieš ją, jinai rankose laikė keptuvę, o už mano nugaros buvo atviros durys. Tai kasgi nepasinaudos tokiomis puikiomis aplinkybėmis. Taiga netikėtai pravirksta Jonukas. Mama ramina, Jonuk, nu kasgi tau nutiko? Mamytė, aš vakar susimušiau pirštą. Tai vakar, o tu dabar ko verki? Tai kad vakar tavęs namie nebuvo. Gerbiamoji ponė, didžiai užjaučiame. Tas lėktuvas, kur skrido vis jūsų vyras, sudužo į 1000 gabalėlių. Prašau atnešti man tą gabalėlį, kur buvo mano vyro piniginė. Močiutė jausmingai dainuoja anūkėliui lopšinę. Po kurio laiko mažasis klausia, močiutė, ar tu dar labai nori dainuoti, o gal jau aš galiu miegoti? Per jungtuves kunigas klausė jaunavedžio, ar sutinkate imti žmonas šią moterį? Šis vietoj atsakęs taip, burtelėjo, kas bus, tas bus. Ar nori obolio? Obolys tai vitaminai, vitaminai tai sveikata, sveikata tai jėga, jėga tai valdžia, valdžia tai turtai, turtai tai prabanga, prabanga tai seksas, seksas tai aids, aids tai mirtis. Ar dar nori obolio? Skelbimas pažinčių tarnybos. Ieškau draugės bendram gyvenimui, mokančios valyti žuvį, prikasti sliekų, gyvenančios didmiestyje, pirmo ir paskutinio aukšto nesiūlyti. Kaip atsikratyti tų nelauktų svečių? Aš tai lengvai atsikratau, kai suskamba durų skambutis, aš čiumpu paltą ir ranką vieną įkišu į palto rankovę. Atidarau duris, jei laukti svečiai, prašom, aš tik grįžau ir nusirengiu. O jei nelaukti svečiai, tai atleiskit, aš labai skubu, turiu tuoj pat išbėgti, iki kito karto, viso gero. Gūdžią žiemos naktį į sodybos duris pasibeldžia 3 pakeleiviai ir prisistato. Aš esu meilė, aš turtas, o aš sveikata. Norime gauti nakvynę pas jūs. Šeimininkas, gerai, aš nubėgsiu pasitarti su šeima, nes tiek daug priimti mums sunku. Na, jis nuėjo ir papasakojo, kaip jums bartis tarp savęs. Žmona šaukia, turtą įleisk. Mergaitė, dukrelė,
Meilė, tėvelė, meilė, o senolė, močiutė, sveikata, tik sveikata. Ir tiek ilgai ginčijosi, kai šeimininkas sugrįžo ir norėdamas pakviesti juos visus į vidų, jų jau nebuvo, jie buvo dingę tamsoje. Jaunuolių pora užėjo į viešbutėlį, norėdami pernakvoti. Šeimininkė dėjuoja, kad turi tik vieną laisvą kambarėlį su dvigulę lovą, o jie nevedė, kaip čia daryti. Ir jinai sugalvojo. Per vidurį tos lovos jinai pristatė daug vazonėlių kaktusų. Na, jaunuoliai permiegojo, išėjo pasivaikščioti, vėjas pustelio mergaitę į skrybėlę ir pernešė per tvorą. Jaunuolis, palauk, mieloji, aš tuoj peršoksiu per tvorą ir atnešiu tau skrybėlaitę. Ką tu peršoksi, kad tu ir per kaktusus neperšokai? Jaunas vyriškis su šviežiai pamušta akimi eina gatve ir dėjuoja. Moteris sustabdo jį. Gal jums padėti pareiti namo? Atstokit! Aš ką tik iš namų. Pagėręs vyriškis prie durų krapštosi, niekaip netrakina durų. Neištvėrusi žmona iš balkono jam šaukia. Gal tau raktą išmesti? Ne, raktą turiu. Išmesk skylutę. Kavinėje supykęs klientas priekaištauja padavėjui. Kodėl tokia sena višta? Iš kur jūs sprendžiate? Iš dantų? Bet juk višta dantų neturi, bet užtat aš turiu. Tėtis išvežė mamytę į ligoninę, laukė šeimos pagausėjimo ir grįžęs klausė savo mažamečio sūnelio. Sūneli, ką tu norėtum, kad mamytė ligoniniai nupirktų broliuką ar sesutę? Berniukas patylėjo ir sako, jeigu mamytei nebūtų sunku pagimdyti, labai norėčiau dviračio. Kolega, gal tu žinai, kodėl direktorius, priimdamas mane į darbą, klausė, ar aš vedęs? Taip, žinau, matai, vedę vyrai niekada neskuba namo. Profesorius, sutikęs savo buvusią studentę, dabar dirbančią gamykloje, inžinierę, klausė, ar jums užtenka žinių, kurias gavote universitete? Profesoriau, žinių užtenka, trūksta tik pinigų. Moteris baigė maudytis vonioje, susisupo į purų rankšluostį, atėjo jos vyras, tuo metu suskambo durų skambutis. Ji nubėgo prie durų, atidaro, o ten stovi kaimynas Balys, šyptelėjo. Sako, aš jums duosiu 800 litų, jei jūs nusimesite rankšluostį. Moteris net negalvodama, tik ir nusimetė rankšluostį, čiuptelėjo pinigus, Balys pro duris lauk, grįžta į pas vyrą, jis klausė. Kas čia buvo? Kaimynas Balys. Tai jis atnešė 800 litų skolos. Jonai, tu taip lėtai valgai, tu taip lėtai vaikštai, tu dar lėčiau kasi lysvę. Ar tu moki ką nors daryti greitai? Taip, aš greit užmiegu. Yra toks posakis, kad šikštuolis moka 2 kartus. Tai vienas tinginys nutarė, eisiu dirbti pas šikštuolį. Krizė man padėjo atsistoti ant kojų. Oi, kaip, papasako, kaip, ogi už neužmokėtas skolas atėmė automobilį. Girdėjote, kad 6 iš 10 lietuvių gyvena depresijoje. O kur 4? 4? Londone.
Kaimynė, ar tik nesergate? Nes matau, kad pas jūs daktaras mūsų ateina ir ateina ir ateina. Ne kaimynė, bet aš matau, kad dažnai pas jūs ateina ir ateina karininkas, bet aš neklausiu, ar karas prasidėjo. Kada moters brandžiausias amžius? O tada, mėlieji, kai jinai nustoja augti aukštyn, o pradeda augti platyn. Kaimynė, ko tu taip raudi, ko taip pergyveni, kad ta karvė tau nustipo. Taigi prieš metus tau mirė žmona, nei tu taip raudojai, nei draskiais. Matot, į žmonas man gal 10 siūlėsi, o karvės niekas nesiūlo. Primdamas į darbą jaunuolis, firmos vadovas klausė, ar jūs nemėgstate sukčiauti, meluoti, vėluoti darbą? Ne, jeigu jūsų firmai to reikės, aš tai būtinai išmoksiu. Kodėl moterys ilgiau gyvena negu vyrai? Dažytas daiktas geriau išsilaiko. Malonėkite pakviesti prie telefono Brigitą. Jos nėra. Išėjo. Ne visai gerai girdžiu, kur išėjo. Už vyro. Ar ilgam? Sunku pasakyti. Tai kai grįž, pasakykit, kad paskambintų Petrui. Alio, laba diena. Kaip jūs gyvenate? Puikiai. Atsiprašau, aš turbūt ne to numeriu paskambinau. Nenusiminkim, senuoliai, kad vaikystė praėjo. Senatvėj vėl suvaikėsim. 9 klasę vizituoja švietimo ministerijos inspektorius. Atėjęs į klasę klausia mokinių, kas paėmė Bastiliją. Mokiniai susižvalgė, sako, mes neėmėm, mes nežinom. Mokytoja įsiterpė, neėmė, jie inspektoriau tikrai neėmė. Pasipiktinės vizitatorius nueina pas direktorių ir viską išaiškina. Aš klausiu 9 klasėje, kas paėmė Bastiliją. Jie sako, kad neėmė, kad nežino. Mokytoja vėl garantuoja, kad jie neėmė. Gerbiamas inspektoriau, aš einu į klasę. Jeigu jie paėmė, jie tikrai jums atiduos. Į autobusą įlipa suvargęs keleivis. Apsidairo, nėra kur atsisėsti. Tada jis prieina prie jaunuolio ir sako jam, būkit geras, leiskit man atsisėsti. Aš sergu AIDS. Palaukit, žmonės. Man reikia tik vienos vietos, o ne viso autobuso. Pas medžiotoją ant sienos kabo didžiulis šerno kailis. Svečiai stebisi, koks gražuolis, kaip gražu. Ir klausia šeimininko, paties darbelis. Taip, mano, kiek kartų šoviai? 10, o kiek pataikiai? Nei vieno. Tai kaip iš čia atsirado? Taigi jis iš juoko kojas pakratė. Vyras grįžta namo po darbo, o žmonai pasitinka gražiais seksualiais apatiniais, o laiko rankoje virvę. Mielasis, imk virvę, daryk su manim ką tik nori. Jis surišo ją ir išvažiavo į futbolą. Perpildytas autobusėlis važiuoja į bažnytkaimį. Kažkas stuktelėjo ir moterytė netyčia nugriūva ant zakristijono kelių. Jinai pašoka greitai, žiūri, sako, ohoho, o jisai piktai atrėžė. Čia ne ohoho, o bažnyčios raktas.
Autobuse važiuojant, moteriškė neteko lygsvaros posūkyje. Šen griebėsi, ten griebėsi, tik hop, vyriškiui šalia stovinčiam už barzdos. Ir važiuoja, autobusas įsilygino, o jinai vis stovi. Jis neištvėrė, sako, paleiskit mano barzdą. A ką, ar jau tamsta išlipi? Gerokai pagyvenęs vyriškis atėjo pas gydytoją pasitikrinti sveikatą. Ir teiraujasi, daktarė, ar aš galiu dar sau leisti vyną, moteris, dainuoti? Daktaras patylėjo, pažiūrėjo jį ir sako, dainuoti dar galite. Linksma, šauni moteris grįžta namo ir pasakoja vyrui, įsivaizduok, aš susipažinau su tuo nauju gyventoju, kuris atsikėlė į mūsų namą. Pasirodo, jis dailininkas, jis pakvietė mane į savo ateljė ir paprašė, kad aš pozuočiau. Jis tapo paveikslą Kleopatra ir gyvatė ir aš jam pozavau. O vyras niūriai paklausė, o kas pozavo Kleopatra? Teisėjas klausia kalinį nuteistą mirtį, ar turite kokį nors paskutinį pageidavimą? Taip, noriu išsiskirti su žmona. Geležinkelio stotyje susitinka du seni bičiuliai ir vienas klausia, klausyk, kodėl tu čia toks liūdnas? Taigi žmona išvažiuoja į kaimą pas giminės visam mėnesiui. Tai tu dėl to taip liūdi? Ne, bet jeigu aš šypsosios, tai jinai niekada ir neišvažiuos. Prie dangaus vartų susitinka pastorius ir vairuotojas. Vairuotoją į dangų įleidžia, pastoriaus ne. Šis ir klausia, šventasis Petrai, kodėl taip neteisingai elgiesi? Matai, gerbiamasis, kai pats skaitydavai pamokslą, tai visi tikintieji miegodavo, o kai vairuotojas veždavo keleivius, jie visi melsdavosi. Ant upės kranto sėdi vyriškis ir vis rankomis pliaukši ir pliaukši. Praeivis klausia, kodėlgi pats čia dabar pliaukši? Vaikau krokodilus, taigi šitoje upėje nėra krokodilų, todėl ir nėra, kad aš juos išvaikau. Moteriškė skundžiasi, kokie tie vyrai šiuolaikiniai, paguldai ant dešinio šono, visą vakarą į televizorių spokso. Paguldai ant nugaros, knarkia. Paguldai ant kairio šono, infarktą gauna. Posodini virtuvėje prie stalo, alų maukia. Pastatai kieme, taigi pas kitas išeina. Moterų futbolas man patinka labiau, postringauja vienas sirgalius. Ką tu, negi moteris žaidžia geriau negu vyrai? Ne, bet ir blogiau žaidžiant yra į ką pažiūrėti. Oi, yra. Mergelės skundas. Sutikau aš jį prie kiemo vartų, o gražumas apsakyt sunku. Aš pamerkiau akį vieną kartą, na, o jis pamerkė 2 kartus. Šiltą naktį, žvaigždėmis nusėta, kaip kad būna vasaros metu, pasimatymą paskyrėm 1 kartą, na, o pasimatėm 2 kartus. Bet neteko man nei džiaugtis, nei puikuotis, taip jau atsitiko, kad sakyt baisu. Aš pasiūliau vestis 1 kartą, jis jau buvo vedęs 2 kartus. Jaunas dailininkas pabučiavo savo pozuotoją, ši perpyko ir šaukė, jūs visas savo pozuotojas bučiuojate? Ne, jūs pirma, o kiek jų buvo? Na, buvo Silkė, Lėkštė, Svogūnas ir jūs.
Kaimynė, kokios čia mėlynės jums apie akis, kasgi tai padarė? Vyras, betgi jis išvykęs į komandiruotę, tai ir aš taip maniau. Sakoma, kad juokas geriausias gydytojas. Tai aš stebiuos, kodėl gydytojai ligoninėse negydo ligonių kutenimu. Kalbama, kad per parą žmogui nukrenta 100 plaukų. Tai moterims jie atauga, o vyrams ne. Į dangų yra 2 vartai. Ant vienų užrašas. Pro šiuos vartus įleidžiami vyrai, kurie visą gyvenimą buvo po žmonos padu. Stovi eilių eilės. Ant kitų vartų užrašas pro šiuos vartus įleidžiami vyrai, kurie niekada nebuvo po žmonos padu. Stovi vienas susirietęs žmogelis. Šventasis Petras pradarė vartus, klausė: žmogelį, ko tu čia stovi? Ai, žmona pastatė, liepė čia stovėti, tai ir stoviu. Senuolių būrelyje vienas pasakoja: aš taip mylėjau savo žmonelę jauną, aš taip ją mylėjau, kad galėjau ją suvalgyti. Nu, ką dabar galvoju po 60 gyvenimo metų? Dabar galvoju, kad gaila, kad tada nesuvalgiau. Gudruolis patarė moterims: nesivykite nei vyro, nei troleibuso. Truputį pakentėkite, palūkėkite ir privažiuos kitas. Jūsų vyras taip pamilo teatrą, juk anksčiau turėjo alaus barą sportininkams, o dabar artistams. Ne, matote, girtą artistą lengviau išmesti lauk. Vakar aš jūsų parduotuvėje pirkau peilį. Uošvė jo vos nenusipjovė liežuvio. Nu, atleiskit, jau vartotų daiktų mes atgal nepriimame. Aš ir nenoriu jo grąžinti. Aš tik noriu paprašyti, kad jūs jį man gerai išgalastumėt. Mažo ūgio vagišius lenda į kišeninę aukštam vyriškiui. Šis pačiumpa ir purto už sprando. Ką tu čia apvaginėji? Ką tu vargšas? Tu pats vargšas. Jau 4 kišenę patikrinu ir nei cento. Elgeta alkanas kreipėsi apkūnę Suvalkietę. Ponia, padėkite man. Aš jau 5 dieną nieko nevalgęs. Och, pavydžiu jums, jeigu aš turėčiau tiek valios. Jauno vyro klausė: kodėl tu elgetauji? Aš noriu valgyti, tai kodėl nedirbi? O, jeigu aš dirbsiu, tai dar labiau norėsiu valgyti. Pavyduolis. Svetimo vyriškio butą. Ką tu, mielas, tikrink butą? Dar tabako dūmai tvyro, rūko juk ne vien tik vyrai. Stalas serviruotas 2, taip kaip visada, kasdien, ir sugludusios 2 kėdės. Pasakyki, kam antra. Kaip tu, mielas, nesigėdi, vaizdavaus tave greta. Ir pripilti 2 stiklai. Ach, tas įprotis tikrai. Ir prakasti 2 meduoliai. Tau prakandau, pavyduoli. Į balkoną durys atlapos, uždarai priplėksta patalpos. O šešėlis balkone, viešpatie, įtari mane su šešėliu, na jau ne. Ant upės kranto sėdi žvejys. Niekas jam nekimba, išgėrė jo visavo ir butelaitį degtinės, ir suvalgė, ką turėjo, jau ruošėsi eit šalin, šiup,
ir užkibo maža žuvelytė. O jis laimingas, įlašino jai kelis lašelius likučius degtinės, įtrupino duonos kelis trupinėlius ir paleido. Kad pradėjo kipt, kad pradėjo plaukt žuvis, žvejys pritraukė pilną kibirą, eina namo dainuodamas, o žuvis kibirė burva, kur dabar mus neša, sakė išgerpa, užvalgy duoda ir paleidžia, o dabar kas su mumis bus? Atidarius areštinės duris, sargas paleidžia nusikaltėlius. Pirmasis atstriksi Zuikis. Zuikelį ilgausi, tai tu už ką čia patekai? Tai už tvirtą charakterį. Vilkui snukį išdaužiau. Antroji ateina lapė. Už ką, laputė? Už meilę. Lapiną šokių projektą nuviliojau nuo kitos lapės. Paskutinis atsirksi žvirblelis. Nu, žvirblelį už ką tu? Už politiką. Jis netyčia Seimūnui skrybelę apdergiau. Gimdymo namuose blaškosi vyriškis. Daktare, kodėl mano tas vaikas toks ryžas? O, kiek kartų jūs pamylite žmoną? Nu, daktare, kas 2-3 mėnesiai. Tai matote, ką su savo surūdysiu daiktu ir padarėte. Mane paliko žmona. Skundžiasi sutikęs savo seną pažįstamą vyriškis. Tai kągi, nusipirk butelį degtinės ir paskandink sielvartą. Nieko neišeis. Ką? Pinigų nėra? Pinigų yra, sielvarto nėra. Gydytojas apžiūrinėja senyvą moterį. Spusteli vienur, spusteli kitur, trečiur. Ką jūs, močiutė, jaučiate? Daktare, prisimenu jaunystę. Ar jums vyras padeda namų ruošoje? Oi taip, jis vakare visada nuplėšia kalendoriaus lapelį. Žmonės, kurie vėluoja, visada yra linksmesni už tuos, kurie jų laukia. Petriukas atėjo į parduotuvę ir nori nusipirkti 3 obuolius, bet neištarė žodžio 3. Todėl ir sako pardavėjai, prašau 4 obuolius, o 1 nereikia. Merginos vairavimo mokykloje egzaminatorius sako, o dabar papasakokite, kaip veikia variklis. Ar galima savai žodžiais? Prašom. Brrrr. Aleksas Dabulskis sako, kai žmona suranda draugą, vyrui tuoj ragai išauga. Retos žmonos be draugų, retas vyras be ragų. Moterys taip pat raguotos, tik ragus jų slepia kuodas. Kai žmonos keli draugai, vyro elniški ragai. Žmonos elnis, vyrai elniai, tai turbūt sumanė velnias. 3 kartą vedęs, pagyvenęs vyriškis klausė savo jaunąją žmoną. Gražuolę, žinoma. Mieloji, dabar juk tu mano, tai vis tiek jau pasakyk man, kiek tu turėjai vyrų iki manęs. Jaunoji moteris nusisuka, suraukia kaktą, ima kažką burbėt, skaičiuot, laukia. 5, 10, 15 minučių, 20, neištvėręs jis jau prie jos lenda. Mieloji, ar tu pyksti? Ne, aš dar vis skaičiuoju. Sutvėręs dangų ir žemę viešpat šūktelėjo, lai nušvinta šviesa, ir visur nušvito. Sutvėręs vyrą, pažiūrėjo jį. Viskas gerai, panašus į mane. Sutvėrė tada moterį, žiūrėjo vienaip, žiūrėjo kitaip. Pasidažys pati. Viena kiaulė
aplanko kitą sergančią kiaulę, kuriai kasgi tau kumut yra. Taigi va, buvau žirniosna, tai gaspadorius su pagaliu pamušė man kulšį. Aha, tai pasakyk, kumut, kur tie žirniai, aš nueisiu. Nesakysiu, kai pagysiu, kumut, pati vėl eisiu. Žmona siunčia vyrą į parduotuvę, prisako daug prekių, ką nupirkti, o jam išeinant šūkteli per duris. Išnešk dar šiukšles. Paimk šunį, pavedžiok. Tai vyras burbteli, tai pririšk prie man prie užpakalio šluotą, tai nušluosiu ir laiptinę. Studentas pasakoja, kai ryte sučirškė žadintuvas, aš taip įsigastu, man atrodo, kad į mane šaudo. Na, ką tu darai, pašoki? Ne, guliu kaip užmuštas. Gydytojas griežtai įspėja pacientą. Aš jums draudžiu mėgautis vynu, alumi, rūkyti cigaretes. Daktare, bet juk aš vyras. Barzdas skustis galite ir toliau. Ant upės kranto sėdi beždžionė ir skalauja banano šievelę. Plaukia pro šalį krokodilas ir klausia, ką čia veiki? Duok dolerį, pasakysiu. Na, sakyk, skalauju banano žievelę. Ir viskas. Nu ir kvailė, gal ir kvailė, bet be $20 vakare aš namo negrįžtu. Dorovingas vaikinas atėjęs iš bažnyčios sako kunigui, aš mergaitę išvedžiau iš kelio. Tai gerai, vaikinė, gi dabar tiek mašinų keliuose, dar kas būtų ir suvažinėję. Sutikęs kaimyną barasi, tai kodėl vakar netėjai į alaus barą, juk aš taip tavęs laukiau. Tai kad žmona, dukra ištempė mane į teatrą. Nuostabu, ir ką tu ten pamatei, kad sunku labai prisiminti. Kažkas kotletas, ne kotletas, omletas, ne omletas, tai gal Hamletas, Hamletas, ir iš kur tu taip žinai? Vyrų kompanija ruošiasi važiuoti žvejoti. Tarėsi, kiek degtinės pasimt. Vienas sako, užpraeitą kartą pasiėmėm 2 butelius, tai meškerę sulaužėm. Praeitą kartą 3, tai 2 valandas autobuso ieškojom. Paimkim 4 ir išvis iš autobuso nelipkim. Iš kazino paryčiais išeina 2 lošėjai. Vienas nuogas, kitas su apatinėmis glaudėmis. Tas nuoguolis ir sako, aš žaviuosi tavim, drauguži, kad tu gali laiku sustoti. Serganti žmona sako vyrui, tu dar gerai atrodai, sveikas esi, tau reikės, kaip aš mirsiu, vesti. Vyras patylėjo ir sako, jokių būdų. Kodėl, tėveli? Todėl, kad geresnės už tave negausiu. O tokios kai tu nenoriu. Grybaudami dzūkeliai pamato miške naują blizgančią mašiną. Moterytė prislenka atgal, greitai grįžta ir sako vyrui, tėvai, ten viduje pliki žmonės. Aš tau sakiau, motin, kad yra šeimų, kurie liks nuogi pliki,
bet naują mašiną brangę nusipirks. O prekybos centrą vaikštinėja tėvas ir sūnus. Tėvas velka didžiulį krepšį ir pasakoja sūnui: nupirkau tau, sūnelį, veikiantį robotą, motociklisto šalmą, kombinezoną, ką tau nupirkti. Tėveli, palaikyk mane už rankos. Supykęs vyras sako žmonai: nesuprantu, kaip galėjo Dievas sutverti tave tokią gražią ir tokią kvailą. Žmona atsako: mane Dievas sutvėrė gražią, kad patikčiau tau, o kvailą, kad tu patiktum man. Vedęs vyras panašus į musę, nutūpusią ant lipnaus popierio. Ir saldu, ir nuobodu, ir nuskrist negali. Vyrai juokauja, kad yra 3 dalykai, į kuriuos niekada neatsibosta žiūrėti. Tai tekantis vanduo, deganti ugnis ir besiparkuojanti moteris. Jonai, kodėl tu nevedi? Tai kad man neišeina iš galvos tavo žmona. Ak, taip, tai tau jinai labai patinka, tu nori man ją pavilioti. Jokių būdų, bijau, kad pats tokios negaučiau. Kalėjimo kameroje sėdi 2 vagys, vienas už laikrodžio pavogimą, kitas už karvės. Norėdamas pasišaipyti, vienas sako: klausyk, gal pasakysi, kiek laiko? O kitas atšauna: tai ką, ar jau laikas karvę melžti? Viršininkas ištiesia pavaldiniui ranką. Ir kiek jam džiaugsmo. O jeigu jis ištiestų ir kojas? Skambinu į Seimą. Bulvių reik? Kažką sumurmuliuoja. Kaip jums su nuolaida? Lizingu? Cingu-lingu, neturiu aš jokių bulvių, bet man svarbiausia ryšys su parlamentu. Vyro evoliucija. Jaunystėje. Aš negaliu gyventi be šios moters. Brandos metas. Aš nebenoriu gyventi su šita moterimi. Artėjant senatvei. Aš nieko negaliu su šita moterimi. Atėjus giliai senatvei. Aš nebegaliu gyventi be šitos moters. Merginos tėvas užsipuolė jaunuolį. Begėdi, tu atėmei mano dukrai nekaltybę. Atleiskit, ponė, atleiskit, daugiau tikrai tai nepasikartos. Klebonėlį, su berneliu sugriešinau. Moteriai tokios metos, kaip nesarmata, kaip galėjai. Klebonėlį, pradėjau blogai matyti, o bobo sako, kad tas reikalas labai akims padeda. Apgavo tave, moterytė, apgavo. Jei būtų teisybė, mano varganistra kiaurai sienas matytų. Žinokit, kad tikrasis džentelmenas yra tas vyras, kuris paduoda ranką moteriai, išlendančiai iš rūsio su bulvių maišu. Kuo skiriasi vagonas nuo policniko, Tai va, mėlieji, vagoną reikia prikabinti, o policininkas prisikabina pats. Ligoninės chirurgas užeina į automobilių parduotuvę ir klausia: kiek jūs šį mėnesį pardavėte motociklų? 10, daktare. Aha, tai kažin kur dar 3 jūsų pirkėjai.
Vakare vyras tyso ant sofos ir burba, norėčiau nuvažiuoti ten, kur niekada nebuvau. Norėčiau pamatyti tą, ko niekada dar nieko nemačiau. Žmona piktai burkteli, tai marš į virtuvę ir suplauk indus. Išpažinties metu kunigas bara parapijietį. Kodėl nesilankai bažnyčiai? Kodėl neaukoji bažnyčiai? Kodėl triniesi po alaus barus ir neini vakarais namo? Nieko negirdžiu, klebonėli, nieko negirdžiu. Kaip čia gali būti? Na, pasikeiskim. Pasikeičia vietomis. Tada pilietis per langelį ir sako kunigui. Klebonėli, girdėjom, kad tamsta girkšnoji vyną, loši kortomis, o kartais dar žvalgaisi ir į mūsų žmonas. Nieko negirdžiu, nieko negirdžiu. Į priemiestinį autobusą įlipa ginkluotas plėšikas ir šaukia: pinigus, pinigus! Kad aš neturiu nei cento, atsiliepė vienintelis keleivis. Tai ko drebi? Aš maniau, kad kontrolierius. Moteris prisiuvusi pilną krepšį vyriškų kelnių, išlydėjusi vyrą į Gariūnų turgų, šnibžda: duok Dieve, kad jis grįžtų be kelnių, kad jis grįžtų tik be kelnių. Višta padėjo 5 kilogramų kiaušinį. O, koks kilo triukšmas, sulėkė žurnalistai, filmuoja, fotografuoja ir vis klausinėja, kaip jums tai pasisekė, kaip taip jūs šaunuolė, kokie jūsų ateities planai. Padėsiu 6 kilogramų kiaušinį. Pasisuko vienas žurnalistas į gaidį: o jūsų ateities planai? Stručiui snukį išdaužysiu. Girtokas vyras paršlitiniavo namo, žmona ir klausė: tai kiekgi tu pirkai degtinės? Mieloji, visai nedaug, 3,5 litro nupirkau. Tai kodėl toks girtas? Tai kad aniedu neatėjo. Šventa tiesa, kad užsidirbtum pragyvenimui, reikia dirbti, o kad praturtėtum, reikia ką nors būtinai apgauti. Visi valdininkai kilę iš liaudės, bet niekada nebegrįžta atgal. Kaip jūs drįstate klausti, kieno kūdikio laukėsi mano žmona? Atleiskit, aš maniau, kad jūs žinote. Ko jūs prie manęs kimbate, kodėl šmeižiate? Koks kyšis? Aš gavau kvietimą į Simono Daukanto 100-asias mirimo metinės. Piktas kaimynas šaukia: jūsų šuo man įkando, aš reikalauju kompensacijos. Gerai, gerai, kaimynė, aš tuoj pagausiu šunį ir jūs galėsite įkandžioti, kiek tik norėsite.